surinkau aš jūs, jaunimą, nežinau, ar kas pažįsta visi Giedrė Žičkytė ir Romas Zabarauskas, ir aš Izolda Keidošiūtė. Pradėsiu savo eilinį ciklą Vakarai su Izolda. Ir šį kartą aš noriu pakalbėti apie kiną su režisieriais, apie tai, kokį jie kiną myli, koks kinas juos formavo ir apskritai, ar režisieriams reikia žiūrėti kiną ir kaip jie atėjo turbūt į kiną. O šiaip, pavyzdžiui, lietuviškas kinas, kaip jisai, ar jūs veikia, ar jums įdomus yra ir šiandien turbūt ne pačius, pripažinkim, jo lietuviškas kinas išgyvena metus. Ar jūs taip nesutinkat? Ar iš šiandieninių gyvenančių aktorių, režisierių jums yra įdomus ir, pavyzdžiui, jūs norėtumėt pasikalbėti, ką nors paklausti jų? Ar yra įdomus ir iš senųjų taip pat? Lietuviškas. Man tai iš senųjų, man tai patinka lietuvių kino klasika ir visada įdomu pasižiūrėti lietuviškus filmus dėl to, kad jie yra lietuvių kalba ir savo kalba tu daug labiau supranti tos niuansus ir kartu ir daug kritiškiau vertini. Man dar atrodo tas dalykas, kad lietuviai visada sako, o lietuviai nemoka vaidinti, bet tai todėl, kad mes labai gerai jaučiam, kaip jie vaidina, kai tuo tarpu, jeigu mes žiūrim amerikietišką filmą, mes vertinam mažiau kritiškai, nes tai nėra mūsų kalba. Kitas dalykas, šiais laikais yra režisierių, kurie man patinka, kaip Šarūnas Bartas arba Kristinos Božytės galbūt filmai, bet ir matom, kad šiais metais labai daug naujų lietuviškų filmų, bet jo, klausimas, ar jie visi yra geri ir yra nemažai ir tokių filmų, kurie atrodo dabar, kad suprato žmonės, kad galima filmus kurti tik dėl pinigų, tai kaip ir nėra labai įdomu. Kokie filmai tave įkvėpia, nes, pavyzdžiui, tavo filmai kaip ir archyviniai, bet gal vaidybinis kinas vis tiek. Aha. Man labai įkvėpė tas pats Todas Hainesas su Velvet Goldmine. Yes. Energetika įkvėpė. Tu montaže gal, montažas ir filmas, gal ten vaidybinis, tavo dokumentinis, aišku, ten yra jaunimas, ten, muzika, tas gal sieja, bet aš jį, tarkim, prieš montažą vis pasižiūrėdavau energetiškai. Tai aš ir kalbu apie 20-30 bangą. Ir beje, man Todas Hainesas, jo apskritai visi ten ir apie Bobą Dylaną, kuris jį padarė filmą. Man yra iš tų kartų, aš galiu žiūrėti ir vis dar atrandu. Man labai patinka, kaip jisai mąsto. Supratau, dabar jūs man pasakykit, o kokie režisieriai, pavyzdžiui, labiausiai domina? Gerai, Bartas, sakykim, taip. Nuo Barto turbūt prasidės mūsų šitas ciklas. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, koks filmas Bartą galėtų įkvėpti? Nes Bartas toks atrodo individualus, unikalus ir, pažiūrėjau, kokios ištakos, kas jį įkvėpė, kokie kinai. Bet aš paklausiu, aš apie tikrai turbūt žinau, bet manau, kad čia atėjo iš kai kurių, bet mes jau, kai jį sutiksim, tai mes su juo pasikalbėsim. O kiti, pavyzdžiui, režisieriai, aš, pavyzdžiui, žinau, kad daugelis jų labai daug žiūri. Tiesa, vienas iš režisierių vidutinės kartos, kad aš ten prašiau, man reikėjo, kad pakalbėtų jis apie kažkokį režisierių. Sako, tu žinai, aš nedaug žiūriu filmų, aš visai esu, man nereikia kažkaip tiesiog filmą ir vidutiniai ir yra. Žodžiu, aš bet ar tai gali režisierius nežiūrėti kino?